Sveiki lietuviai. Trečiame video iš 5 video parodysiu dabar kaip teisingai sustatyti kampus. Kraštinės, pavadinkim taip. Kraštinės reikia teisingai statyti, kad būtų po dvi vienodos kampuose. O matome, čia teisingai statyta, o ši čia yra išmėtyta. Aš naudojusi Rubix.com formulėmis. Rubix.com yra puslapyje 18, yra dvi formulytės. Viena formulė pagal jos yra iš 4 pasukimų, aš suku asmeniškai iš 3. Ir dar viena formulė yra iš 7 pasukimų. Dabar paaiškinsiu, ką jos daro. Matote, čia dalį atstačiau jau, šitų suvienodinau, geltoną, žalią jau yra viena virš kitos, o čia, kaip matote, šitaip negali būti. Taigi, esmė dabar tokia. Esmė tokia, manome, kad tai yra pirmas aukštas, antras aukštas, trečias aukštas, ketvirtas. Čia yra veido pusė, o čia yra viršus. Taigi, esmė yra tokia, kad kubiką įstatyti vieną virš kito galime tada, kada jisai yra vienoj plokštumoj ir vienas prieš kitą viename aukšte. Vat kaip matome, šitas oranžinis baltas yra trečiame aukšte nuo viršaus ir šitas yra oranžinis baltas trečiame aukšte. Tada galime naudoti, žiūrint į veido pusę, vienas kairiai, kitas dešiniai, galime naudoti 7 žingsnių formulę, dabar aš ją panaudosiu ir tada šitas atsistos į vieną eilutę. Tai daroma iš 7 kartų. 1 kartas, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ir kaip matome, vienas kampas atsistojo, baltas, oranžinis iš 7 kartų. Šitą formulę iš 7 kartų jūs turite išmokti. Čia nieko padėti jums negaliu, tik tai paaiškinsiu esmę. Kągi, dabar matote, norim surasti baltą raudoną ir matome, kad baltas raudonas jisai yra ne vienoje plokštumoje. Vienas yra vienoje plokštumoje, kitas kitoje. Sukame tol, kol atsistatome į vieną plokštumą. Baltas raudonas ir baltas raudonas yra vienoje plokštumoje, bet nevienodame aukštyje. Pirmas aukštas, šitas yra antrame aukšte, o šitas yra trečiame aukšte. Tai yra 4 žingsnių formulė pagal Rubiko kubiką ir šitas pakils vieno aukšto į viršų. Tai aš suku iš 3 kartų. Aš šitą permetu į aną pusę. Tai darau iš 3 žingsnių, jūs turite formulę iš 4, aš toj perstatysiu 1, 2, 3. Ir matote, kad baltas raudonas yra antrame aukšte. Vėl naudojame 7 žingsnių formulę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ir matome, kad baltas raudonas jau atsidarė kampe. Taigi, dabar vėl ieškome mėlyno balto. Mėlyno baltą radome čia ir jį atsisukame į vieną plokštumą. Mėlynas baltas šitas yra antrame aukšte, šitas mėlynas baltas yra trečiame aukšte. Pirmą juos pagal formulę reikia sustatyti vieną aukštą. 1, 2, 3. Matome, kad baltas mėlynas trečiame aukšte, baltas mėlynas trečiame aukšte. Sukame 7 žingsnius žiūrėdami taip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Matome, mėlynas baltas atsistojo į kampą. Ir vėl toliau ieškome, atradome vėl geltonas, oranžinis geltonas, atstatome į vieną lygį juos, 1, 2, 3, matome geltonas, oranžinis yra viename lygiai, 7 kartai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, geltonas, oranžinis jau vietoje ir matau, kad artėjame prie finišo tiesiosios, lieka raudonas, geltonas, jie yra įstrižai į vieną lygį ir raudonas, mėlynas, jos reikia sustatyti vieną spalvą į kiekvieną lygį, tai 3 kartai, 1, 2, 3 ir matome, jie atsistojo tas į tą aukštą. Dabar sukant šitos 7 žingsnius susistatys kampai. Ir viskas 7 žingsniai. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Viskas, mes sustatėme kampus čia ir dabar kas belieka, ką čia matome, belieka naudotis 3 ant 3 formulėm. Iš pradžių sukame kryžių ir susukę vieną spalvą kryžių paprasčiausiai naudojame kryžiaus formulę. Taigi, balta spalva, vieną spalvą surenkam, dabar turime atitaikyti, kad mėlyna balta ir šitą atitiktų. Čia yra paprasta, turite išmokti 3 ant 3 Rubiko kubiką ir atitaikyti šitą formulę. Matote, kad balta, žalia ir šitą atitinka, anoj pusėje balta, mėlyna, raudona atitinka. Kampus įstatote kaip kas mokate, pagal formulės, kurios buvo seniau jos nurodytos. 3 ant 3 lieka Rubiko kubikas. Kągi, susukau pirmą aukštą. Matote, susuktas pirmas aukštas, va šitas. Dabar antras aukštas reikia įstatyti pagal 3 ant 3 į antrą aukštą šitos kvadračiukus. Kągi, vėl tai yra daroma pagal formulės. Ir nieko čia tokio. Tuoj sustatau sekundžių bėgyje visą tą. Dar 3 kartai liko, 3 formulės panaudoti. Tuoj parodysiu antrą aukštą. Ir dar kartelį. Kągi, mes turime 2 aukštus. Matome, turime 2 aukštus. Dabar baltą apverčiam į apačią ir suksime geltoną. Matote, geltonas čia kryžius nesigavo, bet dabar aš pristabdysiu, susuksiu ir 4. ir 5. video parodysiu, kaip gavosi. Kągi, dabar parodžiau, kaip turi gautis. Jeigu netyčia neįvyko klaida, gali įvykti 2 klaidos. Tai yra šansas 50% ant 50, kad tai gali įvykti. Ir video 4-5, 4. ir 5. video aš jums parodysiu, kokios 2 klaidos gali būti. Gali būti šitas geltonas, raudonas apsuktas atvirkščiai ir gali netitikti 2 kampai. Taigi, sekančiose video parodysiu, kaip tai yra ištaisoma, o mane galite sekti nespecialistas YouTube'ės kanale arba TikTok'e. Taip pat TikTok'e ten yra daug anglų kalba, taigi kviečiu pažiūrėti, jeigu kas jums neaišku. Iki kito karto.